Sveiki visi, su jumis Klevas iš dviejų kūrėjų MC. Sveiki atvykę į dar vieną netikėtai suplanuotą, labai keistai sutvertą Minecraft išlikimą su pusseserija. Tai jo, žodžiu, šūdas. Žemyna, aš žinau, kad tu 100% šitai žiūrėsi. Aš noriu pasakyti, labai atsiprašau. Man nepavyko. Aš kalbu ne tik su Žemyna, bet ir su jumis žmonėm. Aš jau buvau nufilmavęs antrą epizodą. Buvo tiek daug fainų momentų. Buvo toks fainas sumontavimas. Ir man trūko vietos eksportuoti jį į kompą. Tai aš per naują jį eksportavau. Ir tada man išsitrynė pats vaizdo įrašas. Aš pasistengsiu šitą, va tikrai pilnai padaryti. Žemyna, atleisk, viskas tvarkoj. Aš kaltas už šitą esu, bet all good. Nėra nieko, ko neįmanoma sutvarkyti. Jeigu tu žinai, kaip tai sugriauti. Nežinau, čia kur. Ale tavo namelis dabar skraidys. Kaip tik tau bus, okei? Sutarta. Žodžiu, kad pilnai pabaigt, man reikės dabar ieškoti eglės, kad pastatyt stalą ir duris ir šitas vietas. Reiks tada eiti į pragarą, kad gauti kabantį šitą dalyką, pamiršau. Ne žiburėlis, kaip jis vadinas? Avytė, aš žinai, kur būtų eglių. Jei pasakysi, palieku gyvą. Tenai. Dėk. Kada komentuojat. Aš jau vieną tokių kaip... O kur tavo sūnus dingo? Aš galiu prisiekti, aš jį tik ką mačiau. Pala, čia ne eglės. Bet... galimas variantas. Šiaip, davai, pažiūrim, kaip šitų duris atrodo.
O, tai va kaip juos atpažinti, jie spindi. Jie šviesesni nei mano ateitis. Tuo pačiu žmonės turiu pranešti naujienų, kad aš greitų metų iškeliausiu ir negalėsiu kelti apie plius minus 3 savaitės. Bet vat, kaip supratau, žemyną kels, tai prašau žiūrėkit jos. Aš, kai grįšiu, toliau pats kelsiu irgi. Toliau tęsim tą viens tas. Ajo, kaip supratot iš šios video, kad nuo šiol mes filmuojam atskirai. Ir mes filmuosim atskirai ir mes tiesiog šitaip nusprendėm, nes bus lengviau truputuką montuoti ir visą kitą daryti. Išėjom mes kartu, grįžome tik du. Praradom daug draugų. Ten tarp urvų. Nieko nepribūzinsi. Ai, ne, žiūrėjau, radau. Ok. Kaip aš darydavau? Vienas. Debi... 2,000 years later. Na va. Gerai, kas toliau? Keliaujam. Žiūrim, ką turim. Vis dar žiūrim, ką turim. Ką galiu pasakyti, nuostabu. Tugi nepyksi, kai aš šitą griaunu, ne? Teisingai, aš moku jūsų kalbą. Jūs parašai. Nu, ašgi su tavimi tą pačią mokyklą ėjau. Pamiršai jau? Matot, žmonės, man šito labai reikia dėl to, nes aš iš šito ir originaliai ir stačiau savo sieną. Man šitas, pala kaip jis vadinasi, Nederio kvarcas, va jo, Nederio kvarcas, man reikia labai daug. Pamenu, kada pradinį aš užsiroviau ant jauno faršiuko ir tada jo visa šeima mane puolė. Nu tai tada mane išvarė iš tos paršo pradinės. Ir tada turėjau mokytis Redstone'o pradiniai, tada nuėjau į Redstone. Šūdas. Tai žodžiu, grįžau, nes jau, kaip matote, naktis atėjo ir aš jau, tiesą sakant, jaučiu šiam kartui užbaigsiu. Tai taip, kaip matot, eglių neradom, radom užtat vat portalą ir kitame epizode jaučiu kasinėsimės daugiau kvarco
tada kada grįšiu po 3 savaičių, o kol kas žiūrėkit žemynos video. Jo. Po kol kas linkiu jums nuostabiausios dienos, linkiu jums tie kas mokiniai, linkiu jums nuostabių vasaros atostogų ir iki kito karto.